paklausom Robertos, kuri yra nuostabi 3 vaikų mama. Ačiū, kad pasimojavai. Ir sako, Dieve, kai man reikės daryti pranešimą, 3 vaikai lipa ant galvos, vyras dirba. Tai kad welcome, taip sakant, į mūsų kasdienybę. Bet vėlgi tikiu, kad viskas įmanoma. Tai Roberto, papasakok mums, prašau, kaip įmanoma sukurti individualią ir tą būtent kūrybišką aplinką kiekvienam vaikui. Laukiam tavo pranešimų. Jo, tai čia juokingai nuskambės, bet ačiū už galimybę, kad vyras atsiprašė nuo darbo ir išsivedė vaikus į lauką ir aš dabar čia man vakarėlis. Tai juokauju, iš tikrųjų būna tų momentų ir daugiau, bet norėčiau pratęsti tiesiog Elija, parodė vieną iš pavyzdžių, kaip būtent jie organizuoja savo šeimos gyvenimą pagal palei vaikus. Tai aš turbūt pradėčiau nuo to, kad kas man yra ugdymas šeimoje. Tai yra toksai kintantis kūrybinis procesas, kuriame susijungia visos žinios ir psichologija, ir ugdymas, ir auklėjimas, saviugda ir daug kitų dalykų. Ir kol pati aš netapau mama, aplinkos pasirinkimas mano pasaulyje apskritai neegzistavo. Bet kai nutiko tas stebuklas, aš tiesiog pradėjau domėtis, kaip aplinka įtakoja vaisiaus vystymasi, kaip aplinka įtakoja mamą, santykį su vyru. Ir vėliau viskas persikėlė į tą santykį jau vaiko, į gamtą, kuri supa vaiką, į santykį su kitais žmonėmis. Ir toj visoje kelionėje aš suvokiau, kad aplinkos pasirinkimas yra tikrai vienas svarbiausių kriterijų, norint užauginti sveiką ir pilnavertę asmenybę. Nes mes vis tiek kiekvienas esame kaip socialios būtybės, kurios tobulėjame būtent per tą tokį sąlytį su aplinka, tarsi kaip augalo sėklytė dirvoje. Ir aš galiu užaugti gražią asmenybę, arba galiu tiesiog nespėti subrandinti savojo žiedo. Tai mes tą patį pritaikom ir vaikams. Tai mano tema gal šiandien bus, Elijos buvo tokia praktinė, vizuali. Aš kažkaip paėmiau rakursą tokį, kuris gal būtų universalesnis ir tai, kas yra nematoma akimis, o tą mūsų šeimos gyvenimą galima pamatyti mūsų puslapyje. Bet tą tokį norėčiau tokį patį principą, kaip mes tas aplinkas renkame, pagal ką mes sprendžiame, kur eiti, kur neiti, su kuo bendrauti, su kuo nebendrauti. Mūsų šeimoje tai turi tam tikras tokį kaip 3 aspektus, sakykime, žingsnius. Taip, turbūt visi tą praėjome, kai gimsta mažas vaikas, mes namuose paruošiam jam saugią aplinką, parenkame atitinkamus žaislus, įrankius, vietas ir taip toliau. Mes tarsi sukuriame tam vaikui rėmus, saugius rėmus, bet tų rėmų ribose mes jam suteikiam visišką laisvę augti. Ir esant tom ribotom sąlygom, vaikas mokosi būti žmogumi. Mes stebim jo procesą, jis mokosi vaikščioti, sėdėti, valgyti, piešti, bendrauti ir taip toliau. Tai augant vaikui, auga ir mūsų tos ribos, bet jos palieka vaikui laisvės ir fantazijos, kūrybai. Taip, mes iš tikrųjų neįdedam vaikui tam tikrų šablonų, bet suteikiam jam vietos tiesiog realizuoti save, jam priimtinu būdu. Ir svarbiausia, kad tai yra saugi jam ir sveika aplinka. Tinkamas aplinkos pasirinkimas ir jos kūrimas yra labai svarbus, nes šiandieninė vaiko aplinka nulemia tai, koks vaikas bus rytoj. Ir tarkim, pozityvūs filmai, pavyzdžiai, knygos, kažkokia reali informacija, tai yra dalykai, kuriuos matydami vaikai įsileidžia į save. Ir tai iš tikrųjų formuoja jų asmenybę. Taip gerai pagalvojus, mes vis tiek kiekvieną dieną irgi priimame sprendimus. Mes sprendžiame, ką valgysime, ką rengsime, kur eisime, kaip mokysimės. Tam tikrų etapų gyvenimo mes dar galime parinkti vaikams ir draugus, būrelius ir panašiai. Bet toj vietoje galbūt kyla klausimas, ar tėvai neatima laisvės iš vaiko. Ar vaikas neužaugs toks nesavarankiškas, nes tėvai aplink jį viską čia organizuoja. Tai jeigu mes vaiką įspraudžiame į labai griežtus rėmus ir verčiame daryti viską taip, kaip mes norime, tada vaikas tikrai negali vystytis,
jis išauga labai ribotas žmogus ir atlieka tik tai, ko iš jo reikalaujama ir visa kita jam tiesiog nerūpės gyvenime. Bet jeigu mes vaiką paliksime vakume ir nenustatysime jokių taisyklių, jis bus dar nelaimingesnis, nes jis tiesiog nežinos, ką daryti. Jam vis tiek reikalingos tam tikros ribos ir iš praktikos galiu pasakyti, kad geriausia turbūt yra tas viduriukas, kai mes vaikui pateikiam teisingas kažkokias nuostatas, vertybės, pasakojam jam, kas yra ir kodėl yra reikalinga, kodėl turime mokytis, kodėl mes taip gyvenam, kaip gyvenam, rodom pavyzdžius. Ir dar vienas svarbus momentas, kad tuos pavyzdžius rodome ne tik mes kaip tėvai, bet ir aplinka. Tai yra kaimynai, mokykla, draugai, giminės ir taip toliau. Nes viską, ką vaikas mato, jis stengiasi gerti pats į save. Tai vat būtent manau, kad tai yra akivaizdi priežastis, kodėl mes turėtume filtruoti vaiką supančias aplinkas ten, kur galime, ten, kur reikia būti aktyvus, kaip ir nepalikti to darbo kitiems, bet imtis iniciatyvos. Ir ką labiau domins būtent aplinkos poveikis individui, aš vėliau į susirašinėjimą įdėsiu nuorodas, pasižiūrėti, yra psichologo Ešo atliktų daug bandymų, kaip tiesiog žmonės mato logiškai vieną, bet renkasi kitą tik dėl to, kad būtų priimti visuomeniai. Tai čia tokia bazinė įžanga į tą temą, o dabar norėčiau gal taip praktiškai pažiūrėti, kad tarkim, gerai, va šiandien nusprendžiau po šito susitikimo, konferencijos, aš pradėsiu rinkti vaiko aplinką. Nuo ko aš turėčiau pradėti? Tai vieną tokių pagrindinių principų, man atrodo, mes pastebim kasdieniam gyvenime, tai kaip mases valdo reklamos. Jos sukuria mums norus, kurių anksčiau nebuvo. Ir reklamos labai gerai sužaidžia su ta žmogaus psichologija, dirbtinai pertvarko mūsų prioritetus, susvarbina tam tikrus dalykus, kurių gal net neegzistavo, bet mes tada jų taip norim ir taip su visa energija einam, perkam, darom. Tai taip veikia žmogus. Tai tą patį principą mes galim pritaikyti ir ugdyme arba auklėjime. Tiesiog reikia apsupti vaiką aplinką, kuris stimuliuotų norus tobulėti, kurti, sužinoti, mokytis, eksperimentuoti. Ir Eligijos pavyzdžių, jie tiesiog visa šeima tom gyvena ir vaikas įeina į tą aplinką, jis viską mato, jis viską sugeria, jam nereikia net sakyti, ką daryti. Iš jo vidaus tada kyla jo tas potencialas, keliasi tie, kaip skleidžiasi ta asmenybė, taip kaip jam ir reikia. Tai būtent pradžiai mes investuojam į tą aplinkos suformavimą, bet su laiku vaikas atlikdamas tuos veiksmus, jis įpranta taip veikti ir tie įpročiai jį lydi visą jo gyvenimą. Vienas toksai kaip etapų yra pati pradžia sustoti ir pagalvoti, kas yra atitinkama aplinka vaikui. Ir to padaryti negali, jeigu tu neturi tikslo kažkokio. Tebūnie tai tikslas kažką išmokti, ten savaitės tikslas, mėnesio tikslas, ar metų tikslas, ar apskritai viso gyvenimo tikslas. Tai yra, ko mes siekiame. Ir kadangi mes esam labai skirtingi, tai kaip ir jau minėjau, norėčiau pateikti tokį universalų įrankį, kurį mūsų šeima naudoja. Ir yra tokie 3 aspektai, kuriuos vis mes peržiūrim. Tai tikslas, kurį jau minėjau, yra vaiko aplinka, į kurią įeina šeima, bendramžiai, pomėgiai, priemonės. Yra tėvų aplinka, taip pat labai svarbi, tai yra jų tėvų draugai, saviugda, ryšys šeimoje. Tai dabar trumpai dar apie kiekvieną iš tų aspektų, į kuriuos tu vis grįžti ir grįžti, nes kartais tu taip nuplauki su tom visom idėjom, su visais įkvėpimais ir nebesusigaudai, ką čia vaikui, kas jam būtų naudinga. Tai tu vėl grįžti prie tikslo ir jis kaip ašis padeda tau filtruoti tas aplinkas, nuspręsti, kokį būrelį eiti, su kuo susitikti, ką skaityti ir taip toliau. Būtent, kad aplinka visada turi tarnauti tavo tikslui. Kad noriu to, tai renku atitinkamai aplinką, kad man tą tikslą ir užpildyti. Iš tikrųjų, pati asmeniškai galiu pasidalinti, kad kai turi tikslą,
labai lengva yra atsisakyti to, kas nereikalinga ir kas yra perteklinio, ir išryškinti tai, kas tikrai yra reikalinga. Ir tai labai pakelia ugdymo ir gyvenimo bendrai kokybę, kalbant apie organizavimą, laiko planavimą ar dar kitus dalykus. Ir manau, kad mes kaip tėvai vis tiek turime žinoti, ko siekiame gyvenime, koks ugdymo šeimoje tikslas. Nes kai žinau, ko aš noriu, ko mes norime, tada yra daug lengviau palydėti tą vaiką link to tikslo ir suvaldyti visą procesą. Nes tada neįkliūni į savo tas pinklės, kartais būna noriu, nenoriu, kartais būnu pavargau, tų emocijų daug. Ir tai trukdo iš tikrųjų metodiškai judėti link to, ko mes siekiame. Ir plus tada tau gali ir vyras padėti, nes jis žino, kur tu užstrigai. Taip atsiranda kažkoks bendras rišantis elementas, kurį jaučia ir vaikai. Ir jie tą pasiema irgi į savo gyvenimą, įsirašo, kaip sakant, į savo programą. Ir kalbant apie tą unikalumą kiekvienos šeimos, tai vėl aš manau, kad kai pradėjau ugdyti šeimoje, aš maniau, kad visi, kurie ugdo šeimoje, mes dabar susėsime visi kažkaip, turėjau tokią savo lūkesčius, bet kai pabendrau su daug šeimų ir man labai buvo faina stebėti, kaip kiekviena šeima turi savo gyvenimo filosofiją. Ji turi savo santykį su tikrove ir atitinkamai ir tie tikslai gali būti skirtingi, bet būtent to ir reikia, kad pakalbėti apie kažką, kažką prasmingo su tom šeimom, tu iš kiekvienos šeimos gauni labai labai daug ir tų pavyzdžių, ir tos pačios filosofijos idėjų, bet viskas susideda vis tiek į bendrą tokią, kaip į bendrą vaizdinį, kuriame tu nesijauti vienas, tu jauti, kad taip, pagaliau tu turi kažką, kas nesako, tu nenormali. Tai, nors man tai yra komplimentas, kai aš išgirstu tą, kad tu nenormali. tą girdėjau nuo pat vaikystės ir matyt, tai motyvuoja. Taip. Kadangi, kaip jau minėjau, kad kiekvieni mes turim kaip ir savo atskirą filosofiją, bet aš manau, kad visi man pritartų, jog mūsų vaikams yra reikalinga aplinka, kurioje jie taptų gerai žmonėmis, kurioje jie pažinotų save su visais tais privalumais ir trūkumais, žinotų, kaip visą tai panaudoti ir netgi panaudoti jau atrastus mokslus, žinias tam, kad tiesiog būtų laimingi. Dėti kortas vaikam ant stalo jiems priimtinų būdų, kad jie turi pasiruošti kokybiškam tam gyvenimui. Ir dabar galvoju gal tokį asmeninį pavyzdį, kad tai nenuskambėtų per daug abstrakčiai. Tarkim, labai susiaurinus, kad mokantis matematikos vėl tikslas. Tarkim, aš žinau, kad šią savaitę mums reikia išmokti dalybą iš 10. Ir tada aš pati susikoncentruoju ties tuom, aš nebesiblaškau, atitinkamai renku žaidimus, tam kažkokias užduotis. Kartais tikrai tenka pažiūrėti ir kokį nors filmą su vaikais kartu apie kokį vaiką išradėją ar mokslininką, būtent, kad stimuliuoti tą norą irgi prisiliesti prie mokslo. Tai ir netgi pastebėjau, vaikai irgi mokosi nebešokinėti pagal savo norus tam tikrose vietose, nes norai keičiasi labai dažnai, noriu to nebenoriu, dabar darysiu šitą, dabar aną, ir mes iš tikrųjų taip pabyram visas pusės, kad galų gale lieka dalykai, spragos lieka, prie kurių vėl nebesinori grįžti. Tai aš asmeniškai laikau, kad tie saugus rėmai, tikslas, labai mus apsaugoja. Ir kalbant apie moterį šeimoje, vėl manau, kad tas tikslas ir moteriai duoda naudos tame, kad ji yra namų atmosferos moderatorė, kuri visada nuolatos viską jungia, sujungia, stebi. Taip pat ji yra tas rišantis elementas, kuriai irgi reikia matyti to įžeminimo ir žinojimo, ką ji daro. Ir galbūt tai viskas tai skamba kaip sunkus darbas ir didelis, bet iš tikrųjų tai kaip tik palengvina gyvenimą ir motyvuoja. Tai čia buvo apie tikslą. Dabar norėčiau pereiti prie vaiko aplinkos, kuri iš tikrųjų
keičiasi kartu su vaiku. Mes žinom, vaikas auga, keičiasi tos aplinkos ir didžiąją dalį vaiko gyvenimo vis tiek artimiausia aplinka esame mes, ypatingai jeigu ugdome vaiką šeimoje, mes iš vis pirmoji pagalba vaikui. Todėl laimėsime daug daugiau, jeigu tą vaiką ugdysime pagal jo savybės ir charakterį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ugdyti vaiką tik suteikiant jam kryptį, bet neprilipinant jam etiketės, kuo jis turi būti, ką jis turi daryti ir taip toliau. Mes šito nežinom. Kiekvienas vaikas iš tikrųjų turi savo charakterį, su kuriuo jis gimė, tai aš turiu tik padėti jam išreikšti save, atrasti iš tikrųjų, kas aš esu. Ir taip pat kiekvienas vaikas gimsta ir su tam tikrų savybių kombinacijom, kažkokiam tendencijom. Aš jas irgi palieku vaikui, prie jų nelendu, bet parodau, kaip jas galima panaudoti teisingai. Pavyzdžiui, turim vaiką mušeiką, kuris be galo mušasi ir atrodo viskas beviltiška. Bet iš tikrųjų, jeigu tą vaiką nukreipiam, tarkim, nežinau, nuvedame į bokso treniruotės, mes jį nukreipiam visai kitą linkme ir jis galbūt taps profesionalus sportininkas, o gal, nežinau, asmens sargybinis. Bet jeigu mes jį tiesiog paliksime ir neiksime, kad ne, tu nesimuš, tu čia, mes jį uždarysim, užblokuosim, tai tie vis tiek tos savybės turi išsivystyti. Tai jeigu neturės tinkamos aplinkos, turbūt nesunku atspėti, kokia gali būti jo ateitis. Dar vienas pavyzdys, su kuriuo aš pati irgi labai susiduriu dažnai, tai yra vis labiau nepatogus tampantis hiperaktyvūs vaikai. Ir man atrodo, vietoj to, kad kažkaip mes prisiderintumėm prie jų savybių, juk jie tokie gimė, mes bandome slopinti jų tos poreikius, priskiriam diagnozę ir tarsi problema išspręsta. Bet iš tikrųjų, jeigu pabandytumėm vėl sukurti aplinką, aplink tą vaiką, priderinti ne programą, ta prasme, ne vaiką prie programos, bet priešingai, programą prie vaiko, mes vis tiek pasiektumėm tą patį tikslą, bet nesulaužytumėm tos asmenybės. Tai čia viskas aplink tai, tarsi ugdymas šeimoje iš tikrųjų duoda to tokio daugiau galimybių stebėti, pastebėti vaiką, pamatyti, kas jam kelia kažkokių sunkumų ir panaudoti visą tą begalę priemonių, kurių mes turime. Mes tiek visko turime. Tai tu tada gali viską imti ir panaudoti, kad įveikti sunkumus, kad išmokyti vaiką, suteikti jam reikiamus įgūdžius, kad jis tiesiog būtų pasiruošęs gyvenimui. Ir svarbiausia, kad savo gyvenimui, o ne kažkieno kito. Tai šitoj vietoj, manau, ir gimsta tie unikalūs kiekvienos šeimos sprendimai, nes tėvai ieško tinkamų metodų, priemonių, jie bando, keičia, bando, tikrina ir tikrai atsinaujina milijonus turbūt kartų. Toks vienas dalykas, kad prisipažinčiau, neprisipažinčiau, bet meluočiau gal sakydama, kad, nes aš dažnai sulaukiu tų tokių, stebi mano šeimą, žmonės ir sako, oi, tavo vaikai visada nori, visada jie tokie ten įsitraukia ir tikrai taip nėra. Tikrai ne visada nori mokosi, tikrai ne visada domisi supančią aplinką. Ir galbūt taip yra, kol vaikas pirmaisiais gyvenimo metais natūraliai, jisai turi tą žingeidumą, jis atidarinėja viską, ten plėšo, traukia, bet vėliau vis tiek reikia tos aplinkos, kuri kurtų tos naujus norus. Vakume nemanau, kad vaikas vystysis, jam tiesiog nėra už ko užsikabinti, nėra kuom domėtis. Tai padeda iš tikrųjų įvairios taktikos, kurios sukelia vaikui norą daryti tai, kas jam yra tinkama ir naudinga. Čia vėl toks apgalvotas žingsnis, bet galbūt kažkam gali atrodyti, kad ar tėvai nemanipuliuoja vaiku. Tai iš tikrųjų, jeigu tu tai darai su meile ir rūpesčiu vaikui, tu tikrai nemanipuliuoji jo savo patogumui. Tu nori, kad jis būtų laimingas ir plus mes turėjom tikslą, link kurio einam visi kartu. Tai čia toksai aukštas siekis, bet jo stengiasi laikytis. Ir žinau, kad tikrai daug šeimų, tarkim, kalbant apie vaiko aplinką, daug šeimų keliauja, lanko muziejus, žiūri dokumentinius filmus, skaito knygas. Ir tai yra toksai kaip ir dalinai bendras ugdymo fonas, bet tame fone kiekviena šeima vis tiek randa kiekvienam vaikui dar
papildomą vietą būtent jo tai asmenybei, jo tam savajam aš vystyti, kas irgi yra nuostabu, kad vat ugdymas šeimoje leidžia tą padaryti, nes, sakyčiau, mūsų rankos labiau atrištos yra. Pajausti tą vaiką, būti ryšyje su juo ir per tai jį pažinti. Ir manau, kaip kiekvienas randam savo arkliuką, bet vat aš tą tiesiog sugėriau iš savo pažįstamų šeimų, tą ir pabandžiau pasidalinti. Ir vaiko aplinka, dar nepabaigiau. Gerai, aš jau biškai ženklus rodau. Jo, va ta socializacija, ne, va tęsiant vėl religiją, tas toks baubas, kur iš karto tai ką čia, kaip čia vaikas. Tikrai vaikas nėra uždaromas tarp 4 sienų. Aš sakyčiau, kad tėvai prakerta tas sienas, padaro duris į pasaulį ir praveria jas. Kad vaikui reikia vaikų, tai faktas ir mes tą visi žinom. Ir mums tenka irgi galvoti tų alternatyvų, kaip suteikti vaikui tą ugdančią aplinką, bet čia neapsiribočiau darželiu ir mokykla, kad yra vienintelė vieta, kur vaikas socializuojasi. Pasaulis yra platus, spalvotas ir tikrai matau iš praktikos, kad galima rasti daug kokybiškesnės aplinkos socialiniams įgūdžiams vystyti ir žmonės būrėsi į grupeles, bendrauja su kaimynais, vaikai lanko būrelius, atsiranda bendraminčių ratai, stovyklos ir taip toliau. Be to girdėjau, tikrai ne kartą girdėjau, kad būtent ugdomi šeimoje vaikai, jie bendrauja lengviau, jie daug lengviau kaip ir užmesga pokalbius, yra įdomesni pašnekovai, labiau motyvuoti, mažiau tų tokių kampų. Tai vėlgi toksai savotiškai gal ir pliusas. Ir dar vienas dalykas, kas žavi mane, tai yra, kad vaikas nepatiria tokio per didelio bendramžių spaudimo. Jis susipažįsta su tom įvairiom bendravimo formom, tokiom mažytėm dozėm. Vat, išėjau į būrelį, ar turėjau kontaktą su kitu vaiku, kažkas atsitiko ir jis parėjo namo. Mes visą tai apkalbam, išsiaiškinam, kodėl žmonės taip elgiasi, ką aš turėčiau daryti ir taip toliau. Tokiu būdu, manau, vaikas turi galimybę prisiliesti prie žmogaus psichologijos. Ir vat po truputį aš galiu jį taip integruoti į realų pasaulį. Man nereikia jo numesti kažkur į džiunglės ir sakyti, va, tu dabar kovok ten. Aš jį tiesiog pavedžioju po džiunglės, mes pakalbam apie tai, kas ten vyksta, bet, nes tai vyksta realiam pasaulyje. Ir grįžę namo mes va taip po truputį tas ribas plečiam ir po truputį jis ruošiasi tam etapui, kada perims vadeles į savo rankas ir jau tėvai bus tik palaikantis, o jis pats turės gyventi tą realų gyvenimą. Ir dar trumpai paliesčiau aplinką tėvams, nes tikrai dažnai gaunasi, kad ugdymas šeimoje, vaikai, bet ir vaikai, ir tėvai mes esam kaip ir bendras organizmas, mes esam ta ląstelė, kuri turi visas sveikai funkcionuoti, tai tikrai, kad tėvams nepritrūktų jėgų, motyvacijos, išminties, jiems reikia tos aplinkos, kuri juos palaikytų ir reikia, aišku, ir priemonių naudojimų įvairių, kad keistumėm patys tą požiūrį į patį ugdymą, nes mes irgi tam tikrais šablonais, aš pati buvau auginama tam tikrais šablonais, tai reikia kartais to persiauklėjimo pačiam savo. Ir mūsų šeimoje tikrai, galiu pasakyti, taip labai nusifiltravo daug žmonių, nes daug kas nesugebėjo tiesiog priimti mūsų pasirinkimo, ne visi suprato, kas yra ugdymas šeimoje ir ką tai gali duoti vaikui. Ir tai yra, manau, normalu, nes Lietuvoje ši mokymosi forma yra labai nauja. Tai visą tai vertinant, galbūt toks patarimas būtų nereikėtų ieškoti palaikymo ten, kur jo gali ir nebūti. Tiesiog, kad nenusivilti, nes tu dažnai atveri širdį kažkam ir gaunasi, kad tave užsipuola dar ir ten paberia klausimų ir tu supranti, kad tiesiog išnaudoji savo laiką veltui. Tai su tokiu ketinimu, iš tikrųjų, mes šeimoje pradėjom savo projektą Ugdymas ir auklėjimas LT. Labai norėjau sukurti aplinką tėvams, kad jie ateitų, skaitytų, imtų idėjų. Dabar pasižiūrėjau, kaip tik prieš prisijungiant yra beveik 1000 įrašų, ką veikti su vaikais nuo 2 iki 9 metų. Tai kam trūksta, tiesiog vizualiai stengiuosi perteikti. Ir pabaigai. Super, Roberta. Jo, paskutiniai žodžiai, kad
čia jau asmeniniai tokie mano šeimos nuostatai, kad mes galvojam, kad ugdymas turi mokyti vaiką, kas yra gyvenime svarbu, kas mažiau svarbu, kas yra gerai, kas blogai, kas vertinga, o kas ne. Ir tiek turbūt stengiuosi tikrai kalbėti ne per daug asmeniškai šioj temai, nes kiekvieno šeimos patirtis yra skirtingos ir, nežinau, labai tikiuosi, kad jūsų skirtas laikas man duos jums peno mintims ir kam smalsu mūsų šeimos kelionė, tai vat kviečiu apsilankyti mūsų puslapyje ir susipažinti. Super. Roberta, dėkoju tau, labai, labai daug ir padėkos žinučių yra mūsų čate. Palauk, bandau dabar. Ir labai, labai surezonavo tavo mintis ir kaip smagu, kad galim dalintis skirtingą patirtim ir aš galvoju, geras, ir aš taip padaryčiau, žinai, gal aš to nedarau. Ir tikrai labai rekomenduoju pasekti Robertos puslapį, va tenai įkėlusi dabar yra įkėlusi savo nuorodą ir, kaip Roberta rašo, aš galvoju, tu tik rašai gerai, bet tu ir kalbi labai gerai, labai sklandžiai, tai tikrai malonumas tave žiūrėti ir stebėti. Ir iš tikrųjų, ko nepaminėjau dar prieš tai anksčiau, ir ačiū, kad primeniai, kad ugdymas šeimoje, tai vėlgi, tai nėra tik darželis ir mokykla mūsų gyvenime. Kai jau pasineri į tą į tą pasaulį ugdymo šeimoje, tai pamatai tokių dalykų atsiveria, palauk, o tai tie keliauja pusę metų, žinai, ten su jachtu, pas mus yra labai daug keliaujančių šeimų. Dabar matau prisijungia ir Živilė ir Arvidas iš Housey Family. Tai yra labai šauni 4 asmenų šeima, kuri pristabdė visus savo verslus ir su traileriu tiesiog iškeliavo po Europą apsižiūrėti, kaip kiti homeschooleriai gyvena, nes yra apart homeschoolerių, ugdymo šeimoje ir homeschoolerių vadinama yra road schooleriai, kurie keliauja iš šalies į šalį ir mokosi kalbų ir mokosi kultūros. Yra world schooleriai, pasaulio schooleriai, kurie gyvena po pusę metų vienoje šalyje, po to keičiasi su kita, ten gyvena Puerto Riko, po to nuvažiuoja į Vokietiją, pagyvena ten 3-4 mėnesius, po to dar kažkur. Įsivaizduojate, tai unschooleriai, tai yra nemokykliniai vaikai, kur iš viso einama pagal vaiko tik interesus ir jo domėjimasis kryptis. Tai čia žinokit, mes, ką šiandien dabar pasiliečiam, tai mes tik prakrapštom mažytę didžiulio aisbergo viršūnę ir dėl to labai tikrai skatinu domėtis ir skaityti ir googlintis ir jungtis į užsienio grupės kažkur tai, į world schoolerių grupės ir jūs pamatysit, kaip jūsų tas siauras horizontas, kad, pavyzdžiui, reikia tik keltis, eiti į mokyklą, daryti pamokas ir vėl eiti miegot, prasiplečia iki kokio masto. Ir kas man labai patiko Robertos pranešime, kad jinai minėjo, kad jinai paleidžia savo vaikus į tas džiunglės. Ir vaikas grįžta iš tų džiunglių, ar ne, į saugią ir suprantančią ir palaikančią aplinką, išsiaiškinti, o mama, o tai kas čia dabar atsitiko, žinai, kodėl tas vaikas taip pat pasielgė. Ir man skaudėjo širdį. Ir kaip aš sakau, kad vyksta labai didžiulės transformacijos šeimose, tai aš pamačiau, kad vaikai pradėjo pasitikėti tėvais. Ir vaikai pradėjo atsirinkti, palaukit, pypliai, pradinukai, palaukit, sako, man taip nepatinka, kai su manim taip šneka treneris, jisai labai grubus ir man užgavo širdelį. Ir jisai toks pyplys ateina pas mamą ir sako, mama, yra kažkas negerai. Nes širdelė jau yra filtras, kad, pavyzdžiui, taip kalbėti, jūs ten durnelį, ką jūs nemokat, jūs čia nepadarot pratimo, jau yra, suprantat? Ir tada vaikas jau suvokia suvokimą, kad, pavyzdžiui, stumdymas, mušimas, dar kažkas jau yra nesocialus ir tu neturi su to taikytis. Ir dėl to tai yra, neįkainojamas įrankis jaunai asmenybei, susivokti tose džiunglėse ir grįžti į saugią aplinką, išsiventiliuoti, išsinagrinėti tą situaciją ir pasidaryti savo išvadas. Ir tada tokiu būdu formuojasi įrankiai, formuojasi vertybės ir formuojasi tas labai
didžiulis dalykas, kurio mums trūksta šiuolaikiniai visuomeniai, tai yra pasakymas stop. Aš šitoj situacijai, šitam elgesiui, šitam žmogui sakau ne, nes man tai nepriimtina. Ne? Ir aš nesitaikysiu su tuo. Ir aš galiu pamokyti, kaip galima gražiai bendrauti. Bet šitoj vietoje ačiū tau, Roberta, kad labai, labai išgryninai šitą dalyką. Ir dar pasidalinsiu, nes aš apie ugdymą šneku visur ir belekur, ir vat nesenai skridau lėktuvu į vieną salą ir net lėktuve pradedu, žinai, nu tai ką tu darai, nu tai aišku, aš pasakau, nu tai mes neiname į mokyklą, žinai, o tai kodėl vaikas skrenda, kodėl jūs neinate į mokyklą ir prasideda, aišku, visada akis tokios. Ir su manim skrido viena advokatė, tiesiog teisininkė netgi, ir jis sako, kaip jūs čia dabar neleidžiat vaikui į mokyklą ir vaikas negauna tų tokių, žinai, patirčių stiprių, nemoka išgyventi ir save apsaugoti, žinai. Mano sūnų ten trenkė į sieną kažkada, tai ir jis ten turėjo išmokti ir save pastovėti. Ir šito tiek aš daug girdžiu ir po to gaunasi taip, kad, žinai, mano sūnų aš po to išėmiau iš tos mokyklos ir jisai mokėsi Amerikoje, žinai, tai dabar irgi ten kažkoks ten, žinai. Galvoju, aha, bet tai tu vis dėlto išėmei tą vaiką iš tos aplinkos, o kitiems siūlai, kad jie turi patirti smurtą, turi patirti patyčias, turi patirti kažkokią prievartą ir kad išmoktų su tuo susitvarkyti. Neišmoksta su tuo susitvarkyti. Išmoksta tik tais, žinai, užsidėti skydą ir kažkaip apsiginti. Bet kas ir yra ugdymas šeimoje tobulą, yra, kad tu gali ir turi laiko ir turi ryšį išmokinti tą vaiką šitą pastovėti arba neįsitraukti tas situacijas arba jas suvaldyti. Tai va, atsiprašau, kad išsiplėčiau, bet labai labai surezonavo. Tai va, ir ugdymas šeimoje vėlgi, tai neturi būti būtinai jūsų namuose ar bute, tai gali būti ir bet kur pasaulyje, kad tiesiog reikia grįžti porą kartų į metus ir atsiskaityti, įsivertinti, testus padaryti, kad parodyti, kad jūsų akademinės žinias yra taip pat pagal normą. Tai vat mes turim tėvelį, kur keliauja ir sako, oi, dabar mes negalim atsiųsti testo, nėra ryšio, nes plaukiam į Gibraltarą su savo jachtą. Ir taip, okei, gal tu žinai. Tai va. O dabar dar kartą dėkoju, Roberta, prašau pasiskaitykit jos įrašus, jos Instagramo paskyra irgi nuostabi, kiek ten darbelių ir idėjų įdėta, tai yra pau.